Kaip sukurti stulpelinę diagramą, jeigu norime, kad diagramai būtų atvaizduojami dviejų tipų duomenys. Viršutinėme meniu punkte spaudžiame terpimas, pasirenkam diagramą, tipą stulpelis, spaudžiame pirmin. Duomenų diapazonas. Šitoje vietoje paspaudžiam šitą mygtuką ir pažymim pirmojo tipo duomenys, kuriuos norime atvaizduoti. Spaudžiame šitą mygtuką, norėdami baigti pažymėjimą. Tada einam į antrą auselę, kuri vadinasi serija. Laukelėje pavadinimas parašome pirmųjų duomenų tipo pavadinimą. Tada spaudžiame mygtuką pridėti. Tai reiškia, mes pridėsime dar vieną duomenų reikšmių seriją. Parašom pavadinimą. Paspaudę kairiuoju pilies mygtuku ant pavadinimas laukelio. Tada laukelėje reikšmės spaudžiam mygtuką, kuris pavaizduotas kairėje. Tai spaudžiame šį mygtuką. Tada pažymime antro tipo duomenis. Pažymėjimui pabaigę spaudžiame šitą mygtuką. Matome kitą spalvą pavaizduoti antro tipo duomenis. Spaudžiame pirmin. Visos auselės ir jų reikšmės aptartos kuriant vieno tipo duomenų diagramą. Todėl spaudžiame baigti tam, kad įdėtume dviejų tipų reikšmių diagramą.